Ruošdamasis šitam įrašui, aš pradėjau nuo žodžių sveiki, susipažinkime. Ir tada sustojau, nes tiesą sakant pradėjau kelt klausimą, ką reiškia susipažinti su kitu žmogumi. Pradėjau galvoti apskritai, ką reiškia pažinti kitą žmogų. Susimąsčiau, ar stovėdamas čia, prieš kamerą, kalbėdamas jums į ateitį kažkada tai, aš galiu tikėti susipažinti. Štai tokie klausimai kilo mano galvoje. Tiesą sakant, tai yra apie mane. Aš mėgstu kelt klausimus apie žmogų, žmonių santykius, apie organizacijas, kaip žmonių sistemas. Ir vėliau tomis įžvalgomis, kurios ateina, dalintis tekstuose, dalintis auditorijose, dirbant su vadovų grupėmis, dirbant individualiose sesijose ar konferencijose. Tai štai, noriu Jūs pakviesti, pamatyti, kaip iš tiesų aš būnu tuose skirtingose vaidmenyse ir tada jau kviečiu iš tiesų susipažinti susitikus gyvai. Kartais būnu pašnekovų vadovams individualiuose konsultacijose. Į šias konsultacijas aš ateinu visų pirma su savo organizacijų psichologo patirtimi, su vadovo patirtimi bei su konsultanto patirtimi. Kviečiu vadovus apžiūrėti jiems rūpimas situacijas ir ieškoti naujų veikimo būdų. Užduodu ne tik tai klausimus, bet ir dalinuosi savo įžvalgomis, kurios tikiu gali kartais padėti pamatyti nebūtinai matomas situacijos perspektyvas. Kartais būnu vedliu vadovų grupėse. Štai taip susėdę ratu mes panyram į vadovo psichologijos pasaulį. Dalinamės patirtimis, stipriname vienas kitą ir taip auginame žmogų, kuris yra vadovo vaidmenyje. Kartais su vadovų grupe keliom naktim išeiname į gamtą ir čia susikuriam bendrą patirtį, kurią grįžę į miestą apžiūrime, analizuojame ir taip augame. Kviečiu keliauti drauge ir Jūs.